7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Tai Eglė, matėm, gavai 5 pradžią, tiesiog stovėjai, negalėjai sėdėti, tokios dabar tiesiog emocijos verda. Pralaimėjom. Viskas, ką aš galiu pasakyti. Pralaimėjom rungtynės, kurias galėjom pasimti, bet reikia ateiti su nusiteikimu ir niekas mums lengvai neduos. Mums reikia ateiti ir pasimti. Sakai, reikia ateiti su nusiteikimu, o jo nebuvo? Pralaimėjom. Matyt, nebuvo. Antram kelyje stiprokai atsiliko, bet po pertraukas atrodo, kitos sugrįžo. Kas per pertrauką Rūbinė buvo akcentuojama? Buvo akcentuojama energija ir kad negalim šitaip lengvai paleisti. Ir turim tiesiog tos energijos vedamos vėl sugrįžti į žaidimą. Aš manau, gal buvo šiek tiek spyris susipinę, bet turbūt nepakankamas. Kiek komanda išmušė iš vėžio? Aišku, Brigitos Ivinskaitės susipražangas greitas, pirmam, antram kelyje, trečiam ir be jos praktiškai žaidimas susipražangas. Labai išmušė, nes reikia pagrindinės žaidėjos, kuri padėtų mum, o kai jos nėra, tai reikia kamšyti skylės. Tikiuosi, kad tiesiog susimsim kitom rungtynėm ir baigsim čempionatą su pergale. Praleidote irgi vėl daug taškų virš 80, kas labiausiai įvyko? Detalės, nesusikalbėjimas, fokuso nebuvimas, backdoorai, visos situacijos, tai čia yra ne iš... Jos nebuvo geresnės, tiesiog mes prasileidom tas situacijas, kur gal pritrūko fokuso ir tiek. Apskritai tas klaidos mūsų tokia vizitinė kortelė tapo, kiek jos kerta psichologiškai, ne? Kai jau atrodo gali kabintis, bet vis klaida. Labai kerta, nes tos klaidos yra ne iš jų kažkokio universalumo ar kažko, tai yra backdooro situacijos, tai yra nesusikalbėjimo, neatsirinkimo žaidėjų, tai vat būtent tokios klaidos labai kerta emociškai ir sunku įmetus taškus prasileidus tokias klaidas vėl grįžti į tą gerą emociją ir užsivedimą. Vėl dėkoju sirgaliams po rungtynių prieš jų palaikymą. Kaip yra faina matyti, kad žmonės ateina keliasi, vis tiek eina į rungtynės ir palaiko, tai yra be proto faina ir gražu ir tikrai jaučiasi tas palaikymas ir aš tikiuosi, kad man gražiai gal pažiūrėjo tas rungtynės, aš žinau, ką pasakyti. Dabar tenka laukti Vokietijos malonės. Kiek ten šansų atrodo, kad Vokietės gali laimėti prieš Turkijas? Aš manau, mum abi rungtynės, nesvarbu ar tai Turkijos ar tai Vokietės, mums reikia kovoti ir... Negaliu pasakyti. Planuojat gali peradai pasižiūrėti? Kaip? Planuojat gali peradai pasižiūrėti? Žiūrėsim. Ačiū. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.